Dar vienas įdomus pastebėjimas apie santykius, iš kurių žmonės išeina ir į kuriuos sugrįžta. Ne visi sugrįžimai į santykius yra vienodi. Per savo praktiką pastebėjau, kad yra porų, kurios išsiskiria gana ramiai. Jos gali likti draugiškuose santykiuose, normaliai bendrauti dėl vaikų, padėti vienas kitam, nesipykti ir nebandyti vienas kitam sugadinti gyvenimu. Karminėje numerologijoje tokios poros dažnai vadinamos karminėmis poromis. Ir ne, tai nereiškia, kad jos būtinai turi būti kartu visą gyvenimą. Kartais jų pagrindinė užduotis būna visai kita – perduoti tam tikrą genetinę, emocinę, giminės ir gyvenimo patirties informaciją naujai sielai, kuri ateina per juos į šeimą. Todėl dažnai tokios poros susitinka, susilaukia vaikų, įvykdo tai, dėl ko buvo susitikusios ir po kurio laiko jų keliai natūraliai išsiskiria. Be didelių dramų, be nuolatinio grįžinėjimo, be 5 skyrybų ir 7 susitaikymų. Jie gali likti gerais draugais, gerais tėvais savo vaikams. Tačiau poreikio vėl tapti pora nebejaučia. Tačiau yra visai kitokie santykiai. Santykiai, kuriuose nuolat vyksta išsiskyrimai ir susitaikinimai. Vienas išeina, po kelių mėnesių grįžta. Paskui išeina kitas, vėl susitaiko, vėl išsiskiria, kartais tai tęsiasi metus. Ir dažniausiai tokiuose santykiuose žmogų laiko ne meilį, jį laiko neišspręstos vidinės programos, atstūmimų, išdavystės, nuvertinimų, kontrolės, kaltės, priklausomybės, jų yra dar daugiau. Kol šitos temos neišspręstos, žmogus gali grįžti 10 kartų į tą pačią istoriją. Įdomiausia tai, kad labai sunkių, akivaizdžiai abjuzinių santykių žmonės, iš tokių santykių žmonės, išeina greičiau nei iš tų, kurie atrodo visai padorūs. Nes kai yra atviras smurtas, grasinimai, priklausomybės, finansinis žlugdymas, nuolatinis teroras ar pavojus vaikams anksčiau ar vėliau, žmogus susiduria su realybe. Ypač tada, kai supranta, kad kenkia ne tik savo. Dažnai būtent vaikai tampa ta paskutinė riba, po kurio žmogus pagaliau ryžtasi išeiti. Ne todėl, kad nebeskauda, ne todėl, kad jausmai dingo, o todėl, kad atsiranda suvokimas, jog kentėti pradeda ne tik jis pats. Ne tik ji pati. Tačiau yra dar viena skyrybų, tokia santykių rūšis, apie kurią kalbama gerokai rečiau. Tai santykiai, kuriuose nėra akivaizdaus smurto, tačiau žmogus vis tiek po truputį praranda save. Partneris gali negerti, gali dirbti, gali rūpintis vaikais, gali net atrodyti visai padorus žmogus aplinkinių akyse. Ar padori moteris, ar padorus vyras, skirtumo nėra. Čia liečia abi pusės. Tačiau namuose nuolat vyksta kažkas, į ką sunku parodyti pirštu. Gali vykti nuolatinis pašiepimas, sarkazmas, vertės menkinimas, emocijų šaltumas, abejingumas, nuolatinis jausmas, kad esi nepakankamas, kad su tavim kažkas negerai, kad tu turi pasitempti, pasikeisti, kad nusipelnytum daugiau dėmesio ar meilės. Kartais atsiranda ir neištikimybės, melas arba dvigubi standartai, pažadai, kurie niekada nevirsta darbais. Kartais žmogus nešaukia, nemuša, net neatrodo agresyvus, tačiau šalia jo nuolat jautiesi blogai. Po pokalbių jautiesi kalta, po ginčų jautiesi kalta, po jo pykčio priepuolių vėl jautiesi kaltas arba kalta, po jo neištikimybės arba jos neištikimybės vėl jautiesi kalta. Po abejingumų vėl ieškai kaltės savyje ir po kurio laiko pradedi nebesuprasti, kur baigėsi partnerių problemos ir kur prasideda
jo paties gyvenimas. Būtent iš tokių santykių žmonės išeina ir sugrįžta daug kartų, nes nėra vieno aiškaus momento, į kurį būtų galima parodyti pirštu ir pasakyti, va, štai dėl ko aš išėjau. Nėra mėlynės, nėra policijos, nėra akivaizdaus įrodymų. Yra tik nuolatinis jausmas, kad kažkas ne taip. Todėl žmogus pradeda derėtis pats su savimi. Gal aš perdedu, gal aš per jautriai reaguoju, gal visose šeimose tai būna, gal reikia dar truputį palaukti, o gal pasikeis. Ir būtent šitas gal dažnai grąžina žmogų atgal. O gal dėl vaikų. Ir kartais ne vieną kartą. O kartais net ne 2. O 5, 6 ar 10 kartų. Todėl, kai žiūri poras, kurios skiriasi, tai dažniausiai analizuojant matau ten nemeilę. Matau neišspręstas vidinės programas, kurios vis dar ieško sprendimų per kitą žmogų. Ir kuo ilgiau žmogus bando išspręsti savo vidinę žaizdą per partnerį, tuo ilgiau sukasi tame pačiame rate. Todėl kartais žmogus grįžta ne pas savo partnerį. Ir labai dažnai, tarp kitko, jis grįžta pas savo traumas. Atstūmimo traumą, išdavystės traumą, pas savo pačio nuvertinimo traumą, pas savo kaltės programą, pas savo baimės likti vienai. Ir tik tada, kai pradeda gydytis, emociškai aišku gydytis, ne pats, o ne gydyti partnerį, tada atsiranda galimybė pagaliau išlipti iš šio rato. O jeigu abu pradeda save nagrinėti, analizuoti, ieškoti priežasčių, tai pavyksta išspręsti tarpusavio tikrai nesutarimų, nesusipratimų problemas. Bet aišku, tai įvyksta retai. O kaip manote jūs? Ar žmogus dažniau grįžta dėl meilės ar dėl neišspręstų vidinių žaizdų? Kartais problema slypi ne kitame žmoguje, kartais problema slypi toje vietoje, mūsų viduje, kuri vis dar tikisi, kad kažkas kitas pagaliau išgydys, kad kažkas kitas pasikeis. Bet negalvojame, kad turime išsigydyti savo traumas, emocijas, vidinės žaizdas mes patys. Šiam kartui tiek, iki kitų susitikimų.